Nėra abejonių, kad vedybos žingsnis rimtas. Tačiau šiandien čia švenčiame ne tik santuokos institutą ar pasikeitusią pavardę, taip pat švenčiame ir visą jaunųjų istoriją, jų ypatingą ryšį vienas su kitu. Prasidėjo viskas prieš visą tuziną metų Kauno senamiesčio Vero kafe. Nors jau tąkart jie teigia atkreipę vienas kitą dėmesį ir vėliau kone metus vis prasilenkdavę bendruose vakarėliuose, Justui prireikė metų susikaupti ir pakviesti Kotryną į tikrą oficialų pasimatymą dviese. O, wow, kokia princesė. Eik tu savo. Aš nieko negaliu daryti. Gali, mane visko pritepė ir pribušė. Wow, kaip gražiai atrodai. Šakės. Net grūdinos. Daugiau nei dekadą kartu praleidę jaunieji kartu augo ir užaugo, vienas į kitą pasiremdami, o kartais semdamiesi įkvėpimą. Šiandien jie džiaugiasi vienas kito dėka tapę sąmoningesni, supratingesni, diplomatiškesni, drąsesni, o besimokydami rūpintis vienas kitu, jie išmoko geriau pasirūpinti ir patys savimi. Pacituosiu patį jaunikį. Ji yra mano gyvenimo partnerė, artimiausias žmogus. Vienu metu ir mano paties veidrodis ir atskira visata, per kurią galiu gyvenimą tirti ir patirti. Liaupsėmis neatsilieka ir nuotaka. Kotrynos teigimu, Justas jai yra žmogus numeris 1. Žmogus, su kuriuo norisi pasidalinti didžiausių dienos laimėjimų ir nemaloniausių vargų. Žmogus, kurį ji palaikys, kad ir kas benutiktų. Gerbiami svečiai, sveiki susirinkę. Šiandien mums teko laimė susitikti čia Vinvyčio kiemelyje, nuostabios kompanijos apsuptyje. Šią progą mums padovanojo Kotryna ir Justas. Štai jie, pasidabinę su gėlėmis rankose ir jauduliu krūtinėse stovi prieš jūs, savo gyvenimo žmones. Kol nesutikau tavęs, aš niekad šito dar patyrus nebuvau. Kad ateina meilė ir palieka žemį ir širdį šviesiau. Ir tikrai man žemį ir širdį kartu su tavim daug šviesiau. Gera žinoti, kad savo likusį gyvenimą renkuosi praleisti su partneriu, kuris yra ir mano geriausias draugas. Nekantrauju pamatyti, ką gyvenimas mums paruošęs toliau. Labai tave myliu ir ačiū, kad esi. Kas yra meilė? Meilė, rašė Mačernis, yra toji karalystė, kurioje aš slėpiausi, kai mano vargas atrodė nebepanešamas. Man meilė yra ne tik tokia tobula vasaros diena kaip šiandien, bet ir atrama, kad ir kokios sąlygos bebūtų. Ačiū, kad tokią meilę man parodėjai ir kad jie daliniesi iki šiol. Labai didžiuojasi mūsų santykiu ir neabejoju, kad laistydami jį toliau auksime ir nugyvensime be galo gražų gyvenimą kartu. Say it, does it mean
'cause it means so much. I can't say it 'cause it means so much. Power to touch on you, say too much. Can't say it 'cause it means so much. Power to touch on you, say too much. Can't say it 'cause it means so much. What about now? What about it? What about Labai fainai jūs visus matyt. Tikrai labai džiaugiamės, mums labai didelė šventė šiandien. Linkiu gerai pašėlti ir pasidžiaugti šiandien mūsų meilę. Ačiū. Ačiū. Tarytum vėjas, praskrido ir tavo kvapas, aš jį jaučiu, bandau įkvėpti, kiek tik galiu, aš toks bejėgis, aš ateinu, aš ateinu, kai mūdu liekam tiesa, užmerkiu akis, man galvoje viena mintis, kai tu mane lieki, negaliu susivaldyti tavo lūpos fragmentus, kai tu tokia saldi, man belieka nulaižyti tavo lūpos fragmentus. Man trūksta oro, šiek tiek svaigstu, lyg kažką dieną aš ištirpstu, iš tavo žvilgsnio aš suprantu, tik tau paliepus aš ateinu, aš ateinu, kai mūdu liekam tiesa, užmerkiu akis, liksti mūsų paslaptis, kai tu mane lieki, negaliu susivaldyti tavo lūpos fragmentus, kai tu tokia saldi, man Tikiu, kad meilė yra nuolatinė pastanga, o tie, kuriem nestinga drąsos, tampa amžinai ją apdovanoti. Tad kviečiu mus visus pakelti taurę už Justą ir Kotryną, drąsiausius šio vakaro žmonės.